Ar sauskelnės leis mano kūdikiu gerai išsimiegoti? Taip, Lupilų premium sauskelnės yra 3 sluoksnės ir pralaidžios orui, todėl sausumo pojūtį išlaiko net iki 12 valandų. Kad miegas visada būtų patogus ir ramus, lyg mamos rankose. Lupilų apgaubia meilę. Bet su tais visais primaitinimais pradžioje buvo pakankamai sunku. Tai vat, mes bandėm visus tuos ir tuos gabalėliais primaitinimus, ar ne, man buvo smagu, aišku, kai vaikas valgo jau ir troškintą morką, ir brokolį, ir man patiko netgi rinkti viską nuo žemės, ir tas taškimas, ir Tikrai? košės, viskas man patiko. Galvoju, tu tik valgyk, vaikuti, tu tik valgyk tiek, kiek tau reikia ir kaip tau. Bet nusiraminti ir žinoti, kad iš tiesų, labai gerai viena gydytoja pasakė, namuose, kuriuose yra ką valgyti, vaikas tikrai nebus alkanas. Reikia truputėlį klausyti ir vaiko, ir mes tą patį dabar darom su Emilija iki šiol. Jinai tikrai labai gerai valgo, viskas yra tvarkoje, turim, aišku, mes ir tų mėgstamų dalykų, omletą, man reikia mamų omleto, tai mes žinom, kad dabar pas mus labai tikriausiai yra intensyvus smegenų jungčių, matyt, gamyboje reikalingas lecitinas ir visi kiti reikalai. Tai dabar labai reikalingas tas kiaušinis ir tas omletas, tai vat aš stengiuosi jai leisti valgyti tuos dalykus ir kas mane džiugino, mes dabar vat visai nesenai buvom gimtadienyje. Jinai nežino, kas yra pica. Ta prasme, aš neskau, kad mes jos nevalgom. Tiesiog mes ne pica valgiai, sakykime, ar ne. Mes labiau mėgstam ten įvairiausias daržovės, sriubas ir kitus dalykus. Mes net, kartais sakau, mes su produktų karaliai mes mėgstam ir kepenėlės, ir širdeles, ir kojeles, ir visą ką. Ir tas mūsų vaikas, jisai grįžęs valgo mėsytę, bulvytę ir sriubytę. Tai va, ir jai yra bėda su pica, bet mama džiaugiasi. Sakykime, pas mus namuose yra saldainių, bet jinai nenori, jai nereikia tų saldainių, jinai geriau pasiema uogą, pasiema obuolį, pasiema bananą. Tai aš tada galvoju, kaip kažką gerai padarėm. Kažkas vadinas buvo teisingai padaryta, nes vienu metu, kada jau, žinot, tas maitinimas visas, kaip aš sakau, jau atrodo, kad jau pasieki tą momentą, kada atitaikiai, ar ne, kad pataikiai, kad jau sudėlioji ten tos vaizdelius, nes aš sakau, buvau interneto karalienė, aš kiekvieną vakarą, kada paguldau mažąją, aš lendu į internetą ieškoti, ką man jai pasiūlyti rytoj, kad jinai vėl turėtų susidomėjimą maistu. Tai visi, kaip aš sakau, praeiti vabaliukai, dėliojimai, ten nežinau, gėlytės, o Dieve mano. Bet ji tiesiog nesidomėjo. Ta prasme, kad siūlydavot ir jokio, ar ne, tokio nebuvo. Pasiema kažką, pabando ir ne. Bet ar neįvyko taip, Laima, kad kai jau nusprendėt, kad žindymo kelionė į pabaigą ir kad jau vis tik tai nebežindysit, tada ir vyko toks tikrai jau lūžis, kad nebereikėjo vabaliukų dėlioti? Žinokit, nepamenu dabar. Bet dabar jau atrodo, kad viskas kai taip pakankamai lengvai lygtais išsisprendė. Tuo metu atrodė, kad labai viskas sudėtinga, nes aš pati jaučiau, kad, žinot, sako, vaikas kada nurimsta, kada mama rami, ar ne? Tai aš jau jaučiau, kad man pačiai reikia ramintis, kažkaip paskaityti literatūros tikriausiai. O kaip baigėt maitinti? Sunkiau buvo man tikriausiai negu Emilija. Emilija tai atprato tikriausiai per tris naktis jinai nusiramino, viskas ten buvo tvarkoje, bet mama pasijuto tokia nereikalinga, žinot. Va, čia tas ryšys. Jo, tas suvokimas, kad manęs nebereikia, nes tas jaukumas, šiltumas, viskas ten yra tvarkoje. Ir beje, labai negeri yra tie visi žindymų pokalbių kambariai. Nenormalu tenai kažkas vyksta, nežinau. Aš kartais, kai paskaitau, kad vaikas yra ten, sakykime, žindomas iki 4-5 metų, nenormalu, žinokit, aš labai atsiprašau visų, kurios tai darot, aš suprantu jūsų norą būti gerom mamom ir visa kita, bet, žinokit, labai keistai atrodo atbėgantis didelis vaikas ir valgantis mamą. Labai gražiai sako gastroenterologai ir kiti specialistai, šeimos gydytojai dažnai tą pabrėžia, kai vaikas turi visus dantis, tai mums tiesiog anatomija žmogaus sako, ar ne? Ką jis sako? Jis geba valgyti. Taip. Tai šiandien iš tikrųjų dar noriu jūs čia padovanoti, ne jums, o Emilijai vos atkeliu, kaip sunku. Tai Lidlas jums priruošia daug užkandžių, nes jie iš tikrųjų irgi labai turi gražią liniją Lupilų maisto, pirmojo maisto ir tyrelių ir užkandukų. Jiems svarbu, tikrai ta visa
kaip paduoti, kad būtų ir vaikui skanu, ir organika. Nu, žodžiu, geriu juos dėl to, kad ir pati esu mama ir žinau, kad tai jie daro atsakingai. Tai čia negaliu pakelti ir visko parodyti nuo visokių tokių užkandžių, kurios gal jau ir išaugot, bet gal dar kažką paragausit, iki kelioninių reikalų, visokių skanėstų. Nelabai mėgstamės mumpo baseino, labai norisi, žinot, trūksta energijos, tai mes šitus dalykus naudojame. Galima perduodu jums, nes ačiū labai. O, va, čia taip gražiai. Gerai, ačiū. Lupilų valgio serija, kitaip tariant, tai yra tyrelės, užkandukai ir išspaudžiamos tyrelės, tiek vaisinės, tiek jau rimti patiekalai, kaip daržovių tyrelės su spagečiais ir kalakutiena, yra nerealūs tuom, kad iš tikrųjų visada patogu kelionėje, apgalvota, kad būtų patogu tiek mamai, tiek vaikui, turintis tam tikrą ekologišką sertifikatą, kurio aš tikrai ženkliai pasitikiu ir nieks neduos sumeluoti, kad labai kruopščiai atrinkti produktai, skoniai, užrašytas amžius, nuo kada galime pradėti. Tai drąsiai rekomenduoju rinktis Lupilų liniją vaikams, nes jie galvoja apie mūsų vaikų skonius ir jie kartais galvoja apie laisvas mamos rankas. Tas yra be galo svarbu. Na, o kelionių metu iš tikrųjų labai patogu yra išspaudžiamos tyrelės, kurias jau kūdikis, nes dar iš tikrųjų vaikučiai iki metų jau patys pradeda griebti, laikyti ir jiem tas labai žavu ir patinka. Patogu tėvams, nes gali visada turėti šalia automobilyje arba ten, kur negali pagaminti ir pašildyti. Ir nerealus skanėstas, bet jau čia taip drąsiai sakau, nes tai yra toks, kaip mano bent jau vaikų, tai pirmasis saldumynas. Tai yra tam tikri vaisiniai batonėliai, kurie irgi gali būti vaikučio ar kūdikio rankytėje ir po truputį pratinti vaikelį valgyti net ir gabalėliais. Nes tai jau yra priemonė, ar ne, kuri mokina mūsų mažuosius kramtyti. Tad vėlgi, laisvos rankos mamai, laiminga šeima. Ir iš tikrųjų grįžtant ir užbaigiant tą temą, tai aš kaip specialistas tą patį matau, kad mes ateiname etapus, ar ne? Vaikai turi tos raidos etapus ir juos reikia kaip mamom girdėti ir kartais, jeigu, kaip gražiai pasakėt, gaila savęs, nes manęs čia dabar nebėra. Tai turim kažkaip, kaip ir mamom, sakau, išaukti tai ir suprasti, kad ryšys juk niekur nedingo. Ir tyrelę maitinant mes būsim kartu ir ryšyje, arba ten pradėjus primaitinimą gabaliukais, kaip gražiai pasakot. Bet kartais pienukas, ypač tiem nevalgiukam, ir yra ženklas, kad vaikas jis nebesupranta, kur čia kas. Ir nuėmus arba nujungimą atlikus, maistas tampa vaikui be gėlyčių įdomus, nes jis tiesiog nori valgyti, kaip jums sakė, jeigu yra maisto namuose, tai va. Ar sauskelnės leis mano kūdikiu gerai išsimiegoti? Taip, Lupilų premium sauskelnės yra 3-sluoksnės ir pralaidžios orui, todėl sausumo pojūtį išlaiko net iki 12 valandų, kad miegas visada būtų patogus ir ramus, lyg mamos rankose. Lupilų apgaubia meilę.